Gerbiami žiūrovai, prieš jūsų akis ne tūkstančius kartų matyti ir žinomi politikieriai bei ordinais apdovanoti visuomenės veikėjai pasisavinę nuopelnus ir laisvės kovotojo vardą. Tai eiliniai žmonės, apie kuriuos nieko nebuvote iki šiol girdėję. Tai vyrai, kurie tuometinės aukščiausios tarybos rūmose darbavosi, kad šis pastatas virstų neįveikiama tvirtovė, o priešų ją užėmus išlėktų į orą, kaip pilėnai. Algimantas Remeika, auksinių rankų meistras, statybininkas. Lemtingomis sausio dienomis gamino sprogmenis, savadarbes bombas, kuriomis buvo užminuotos aukščiausios tarybos prieigos. Žiūrėkit, kad jinai nesprogtų kartais. Pakankamai sunkiai. Lietuvos savanorių atsargos majoras Gediminas Trakimas. Vyras vienas iš 1500 priesaiką davusių parlamento gynėjų. Pagrindinis ginklas pas mus buvo iš statybų atnešėm armatūros gabaliukus. Armatūra susukta, ir tą armatūrą mes kažkaip tai dar slėpdavom. Vienas berniukas ragatkę, laidinę turėjo. Aš klausiu. Čia, minioj. Kam tau toks, sakau, tą žaisliuką? A jisai man sako, toks, galbūt 8 metų ar 9. Jisai ištempė šitą saukliamuriuką, sako, jeigu kam, kai dačiau į kaktą, sako, bijau tartin prieiti. Vyrai ir moterys ruošėsi mūšiui. Už Lietuvą. Lietuva! 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 1991 metų sausis. Sovietų kariuomenė baigė jėgos demonstravimą ir pradėjo veikti taip, kaip buvo numatyta slaptuose planuose. Tai jau ne paradas ir ne manevrai, tai tikras karas. Pirmoji kovinių šūvių serija ir tanko pabūklų salvės skirtos beginkliams spaudos rūmų gynėjams. Pulkininkas Vasilijus Michailovičius Kustrijo šūvių pataiko į galvą vandeniu jį apliejusiam jaunuoliui. Sužeistas Vytautas Lukšys išvežamas į ligoninę. Žinios apie okupantų smurto proveržį pasklinda po Lietuvą. Ginti likusių neužgrobtų strateginių objektų renkasi pirmieji savanoriai. Atsargos majoras Gediminas Trakimas kartu su sąjūdžio aktyvistais tuo metu budėjo prie aukščiausios tarybos rūmų. Reikėjo ruoštis svarbiausio šalies objekto gynybai, o ginklų nebuvo. Savanoriai ginklavosi kaip išmanė. Pagrindinis ginklas pas mus buvo iš statybų atnešėm armatūros gabaliukus. Armatūra susukta, ir tą armatūrą mes kažkaip tai dar slėpdavom. Slėpdavom nuo žurnalistų, kad mums reiškia, nuo tų užsienio kitų valstybių žurnalistų, kad neatrodytum kažkokie tai kaip banditai, kažkokie tai kaip... Daugumą šitokias turėjau. Paprastas, šaltas, ir nė vienas prandas neatlaikys. O kas ką turėjo po skvernais, kas ką turėjo ten, tai pats Dievas žino. Ir leistinu, ir neleistinu. Aukščiausios tarybos rūmų gynėjai puikiai žinojo, su kokiu priešu jiems teks grumtis. Tai smogikų grupė Alfa. Elitinis KGB žinioje esantis dalinys, aprūpintas naujausia kovinė ir specialia technika. Neperšaunamos liemenės, ginklai su optiniais taikikliais, prietaisai leidžiantys iš lauko stebėti patalpų viduje esančių žmonės. Apie tokį arsenalą rūmų gynėjai galėjo tik pasvajoti. Aukščiausios tarybos gynybos štabo vadas Jonas Gečas prisimena, kaip parlamente atsirado pirmieji šaunamieji ginklai. Buvo vežami ir medžiokliniai šautuvai, ir sportiniai mažo kalibro šautuvai, tozai, mažo kalibro sportiniai pistoletai Margolin tipo. Aišku, buvo gaunama ir šiek tiek realių, tikrų kovinių ginklų. Gensbigelis, tai jisai per sausio 13 sugebėjo atnešti 3 medžioklinius šautuvus. Reiškia, savą ir paėmė iš draugų ir jisai faktiškai pats apginklavo. Mane apginklavo su medžiokliniu šautuvu ir dar vieną žmogų. Tai faktiškai mes būtent stovėjom ir jo dėka buvo jau, reiškia, aš turėjau ginklą. Gediminas Trakimas su kitais savanoriais laiko veltui neleido.
bandė naujus ginklus. Mat vyrai rankose ginklo nebuvo laikę, todėl treniravosi šaudyti. Žmonės neturėjo įgūdžių, ginklų buvo daug. Kas į lubas, kas į sienas, kas ir grindis iššaudavo netyčia. Nu, kaip mes ir juokavom, ir kaip Rimgaudas Kazienas sakydavo, Dievas yra. Vis dėlto, kiek buvo atvejų, nė viena buvo tokia nelaiminga atsitikima. Turėjome Seimo požemėse šaudyklą. Bandėm ranką, bandėm ginklus, bandėm drąsą savo, kitus instruktavom, kad pasišaudytų. Ir va šitie visi kulkus iššautus į maišus su smėliu, kuris ten deformavosi. Sausio 13. Sovietų kariuomenė atakuoja Vilniaus televizijos bokštą. Okupuojamas radijo ir televizijos komitetas. Aukščiausios tarybos gynėjai supranta, kad dabar atėjo jų eilė. Tankai suka ratus apie pastato prieigas. Barikadų nėra, tik tūkstančiai žmonių, beginklių žmonių. Gynėjas Algimantas Remeika ir šiandien neabejoja, kad tuo metu visos priemonės gynybai buvo tinkamos, jeigu jos nors truputį gali pakenkti priešui. Štai kaip vyras ruošiasi pasitikti desantininkus lauke. Ne, žinai, šitoj minioj, kai susibūrė, tai va, į tarpukelnį. Labai veikia gerai. Prašau atsistokit, aš pademonstruosiu. Tai va. Vieni išradimai ir pasiūlymai buvo viešai aptarinėjami, kiti laikomi paslaptyje. Nedaug kas tuomet rūmose žinojo apie milžinišką aviacinę bombą ir kelis mažesnius artilerijos sviedinius iš miškų pro visus sovietų kariškių postus atgabentus automobilio bagažinėje. Nežinojau čia aukštoji valdžia, kad tokiais dalykais čia užsiimam po langais. Nes jinai būtų sprogus, čia būtų biskutį žalos padaręs daugiau negu... Va, bet vis tiek buvo perpjauta, trotilas buvo išimtas. Taip, kad iš tų aviacinių bombų antro pasaulinio karo laikų iš minosvaidžių sviedinių, išimant trotilą, jos išminuojant, nukenksminant, po to išimant trotilą, užpildant jais, kaip jau buvo minėta, mokomuosius granatas, minas, sprogmenis, buvo parengiami reikalingi koviniai daiktai. Mažai kas šiandien žino apie tai, kad parlamento rūmų gynėjams talkino geriausi Lietuvos fizikai bei chemikai. Ginklų arsenalą papildė mokslininkų pagaminti sprogmenys. Tai žmonės, docentai, profesoriai, jie sugebėjo organizuoti trotilo virimą sodo namelėje ant Neries kranto, netoli Žaliųjų ežerų, sugebėjo gaminti jau ir ašarinės dujas, kurių serijinę gamybą paleidome aukštuosiuose paneriuose dezodoranto gamykloje. Netrukus aukščiausios tarybos pastatas pavirto į vieną didelį sprogmenį. Nuo menkiausios kibirkštėlės viskas galėjo išlėkti į orą. Tad jei parlamentas būtų šturmuotas, po sovietų karių kojomis degtų žemė. Понимаете по-русски? Да. Я советую оставить это здание. Buvo pasakyta, kas skaita, kad reikia, jokių pretenzijų nebus, prašom išeikit. Bet mano atmintyje, mano akivaizdai, aš nemačiau nei vieną, kad jisai būtų išėjęs. Ir buvo atvirkščiai, būtent buvo tokių momentų, kada, reiškia, buvo pasakyta, lieka parlamentą tie, kas turi rankose ginklus. Tai žmonės stverdavo, jeigu jau neturėdavo ginklą, stverdavo raketinį pistoletą, jau skaitėsi ginklas. Ir jeigu jau raketinio pistoleto nebuvo, tai jisai imdavo armatūros gabalą. Jisai sako, čia mano ginklas. Jį varydavo iš parlamento, tiesiog jėga varydavo, kad į lauką negalim, reiškia, bus tiek žmonių. Sako, ne, aš sako, liksiu ir faktiškai tokiu atveju buvo ne vienas. Aukščiausios tarybos rūmus apjuosus barikadomis liko viena atvira ir nesunkiai pažeidžiama vieta – stogas. Buvo bijota, kad gali leistis desantininkai, kaip buvo matyta filmuose, buvo specialūs strypai įrengti,
kurie kartu su spygliuotomis vielomis ant jų užkritus jie susiglausdavo ir, aišku, judėti jau ant stogo buvo neįmanoma. Mes pripirkom, gavom paprastą mašininį tepalą ir sakom, reiškia, aha, šturmas kur gali būti? Iš pirmo aukšto, reiškia, metam tepalą į pirmą aukštą, lieka slidu, kareiviai krenta, slysta, mes iš viršaus šokinėjom ant jų, atiminėjom ginklus ir, reiškia, mes iki tokio absurdo daidavo. Reiškia, Šios aukščiausios tarybos rūmų gynėjų paslaptys paaiškėjo tik po kelerių metų. Tik dabar galima suvokti, kokio masto tragedija galėjo įvykti ne tik rūmų viduje, bet ir prieigose. Čia prieš vartus buvo išimtos šios plytelės, čia amžinatilsį Romualdas Katinas, buvęs Vilnius rinktinės vadas mūsų. Čia jau aš ir čia mes rodom, kad išimtas, reiškia, plytelės, matosi net čia dabar įdėtas šviežiai. Ir čia buvo įdėtas nemažas kiekis sprogstamos medžiagos. Išvestas, reiškia, laidai. Nu ir jeigu būtų šturmas, čia praėjimas, jeigu būtų šturmas, tai sprogdintumėm būtent šitą vietą prieėjimą. Žinoma, kas būtų šalia ir priešas, ir saviškai čia mažai kas būtų išlikę. Dar ir šiandien klaidžioja gandas apie dar vieną gynėjų neįprastą sumanymą – po žeme įrengtą tunelį, skirtą ginklų tiekimui. Visi komentuoja nežinodami. Tai buvo, jis reikalingas tam, kad reikalo esant kažkam tik pasitraukti ar evakuoti. Reikalo esant galima pareigų šičia kažką tai įnešti, atnešti. Patranką ne, bet kulkosvaidį galima buvo įtempti. Aukščiausioji taryba buvo paskutinis bastionas, kuris vienintelis turėjo užduotį į jėgą atsakyti jėga. Po rūmų šturmo būtų prasidėję gatvių mūšiai mieste. Vėliau partizaninis karas miškuose. Simboliniam kariniam pasipriešinimui priemonių buvo. Rimtam karui mieste priemonių irgi būtų užtekę. Rimtam poziciniam karui, kas dabar beje ir nebeįmanomas ir niekas nebekariauja pozicinio karo, aišku, savaime, kad tokių priemonių nebuvo. Ir visa tai, ką jūs čia matote, kas buvo tuo metu, tos barikados pastatytos, tai iš esmės buvo daugiau psichologinis, emocinis daiktas, dalykas, priemonė, kuri parodė, pademonstravo, kaip ir žmonės gyvoja barikada, kad 40-ųjų metų nebus. Lietuva bus laisva! Lietuva bus laisva! Ačiū Dievui, sovietai parlamento pulti nesiryžo. Savanorių atsargos majoras Gediminas Trakimas šiandien dirba karo technikos muziejuje. Štai tankas prieš 20 metų traiškęs žmonės. Tokio modelio tankai dalyvavo šturmuojant televizijos bokštą ir būtent iš tokių pabūklų šaudė, ačiū Dievui, tuščiais. Nu ir nuo tų šūvių daug žmonių reiškia. Sproga mūgneliai, lika invalidai. Reiškia, po tokio tipo vikšrais praktiškai buvo prispausta Loreta Asanavičiūtė. Prabėgo 20 metų. Dabartiniai 20-mečiai sunkiai įsivaizduoja, kas anuomet vyko visoje Lietuvoje. Koks yra parako dūmų ir kraujo skonis. Apie tai reikia kalbėti, nes tai gali pasikartoti.